Sveiki, draugai. Na ką, atvažiavau prie vietinės reikšmės prūduko, ežeriuko nedidelio. Galvoju, šiandieną pasimėginsiu pagauti keletą ešerių. Mano kolega jau čia, sakė, visai neblogai kimba. Vakar buvau su draugu žvejoti, irgi bandžiau mikrodžigą. Nieko realiai. Upę visą išsitestavom, bet nei vieno žmogaus. Tai taip ir supratom, kad nieko nebus. O šiandien nežinau, gal visai mums ir pasiseks. Tad stebėkit, žiūrėkit, kaip mums seksis ir iki. Na ką, pirmas metimas. Pirmų nelabai gerai būtų atsidaryti, kaip ten sako. Ir gerai, pirmų nėra. Pirmas. Opa. Pradžiai kas buvo, kas dabar padarė. Atėjau lapukai kyla. Nu va, antras. Mažiukai, bet smagu. Ant 1 gramiuko. Ir vėl ant pačio galo. O, šiek tiek didesnis. Prieš pat pabaigą. Opa. Nu va. Ir viskas palei krantą. Turiu dar vieną. Opa, kaip godžiai visą prarijo. Lampuko kabliukai. O pirmai nežinau, ar pilnai papasakau, tai Gamakatsu Hana 60 iki 5 gramų.
02 Goseno valas. Dirbu su gramu. Luvės ST ritelė. Yra. Opa. Bet irgi vėl prie pat kranto. Leidžiam. Tai klausimas, ar verta labai toli mest. Na, bet kol atitempi, gal atčekam. Palaukiam, kol nusileis. Vien svoris nedidelis. Yra. Vėl matėt prie pat kranto. Prie pat kranto. Baukšt. Man fuko kabliai tai tokie aštrus, kad šakės. Ir rankas būna kartais susibadai ir viską, bet vat labai gerai. Net pakiritinėt labai nereikia šeriukų. Yra vėl. Opa. Spalva dirba. Toli nebemeta. Labas rytas, draugai. Na ką, antra diena. Šiandien pasiėmiau kolegą iš savo žvejybos būrelio Ukmergėje. Tai bandysim dar kartą šturmuoti ešeriukus. Nežinau, kaip seksis, vakar pagavau. Nežinau, nesakysiu gal, nes turiu dar vieną naują temą. O ką, bandysim, kažką gaudysim ir žiūrėsim, kaip seksis. Tarp kitko, kur sakiau, kad kažką sugalvojau, tai bus konkursas, kurio metu pralošiu avižadrebio kotelį Siveidą. Tai va, stebėkit viską ir eigoje pranešiu taisyklės. Tai teks šiek tiek pažiūrėti video, kad suprast, kokios yra taisyklės. Tai ką, judu prie vandens, pakuojasi ir kol kas iki. Na ką, pirmas rytinis metimas. Ten labai nestok, jo biškį atgal, va čia va ir žvėjo. Jei nori, gali prie manęs stot, va čia va tiesiai mėtyt. Va čia va gali mėtyt, jo. Turiu pirmą zuzliką. Pa. Bum, bum, bum.
Pasakiau, ir aš pats ten mėčiau. Yra vėl. Opa, dar vienas duzlikas. Tik kolegos atvažiuoja. Dar vienas, opa. 3. Žinutės, viskas. Visi vakar po Žadrebio varžybų gyrėsi, kaip jiems sekėsi, super, man nesigavo nuvažiuot, bet nieko tokio. Молодец. Молодец. Turiu. Опа-па. Ešeriundas. Dar vienas, opa, palei pat krantą. Nu ką, žaidimo taisyklės tokios. Parašykit, kiek pagavau ešerių. Ir prizininkas laimės avižadrebio kotelį Siveidos. Tai tiek. Dar vienas. Opa. Nu ką, visai smagu. Tik kad vėjas labai sukilo, tai šalta rankom šiek tiek. Ką, bandom tolyn? Turiu dar vieną. Opa. Nešalta, džiugai? Turiu vėl. O čia biškis skambesnis. O. Ešeriukas. Ešeriukas. Vėl turiu.
bet jau išneršia. Opa, dar vienas. Bet palei pat krantą, palei pat krantą. Na ką, draugai, žvejyba baigta. Kažką pagavom šį kartą, gal ne per daugiausiai, ne per didžiausią, bet visiems smagu pažvejoti. Tai turbūt kaip ir visiems. O kas svarbiausia, buvo paskelbtas ir konkursas, ir žaidimo taisyklės konkurso. Tai dalyvaukit, spėliokit ir ką. Ateinančioje laidoje išrinksiu nugalėtoją. Iki!